Gerai, gydytoja Julija, sakykit, kokia yra didžiausia klaida, po kurios žmonės gali jau net nebeiti, saugoti savo jaunystės pas gydytojus dermatologus? O Nijolė, čia gali būti, kad detektyvinė byla ir sąrašas labai ilgas, bet jeigu reikėtų išskirti vieną klaidą, tai aš manau apskritai neįt pas specialistus. O Julija, čia kaip reklaminis triukas, tik pas mus geriausi pasiūlymai. Nu ne, čia turbūt gyvenimo dėsnis, nes dažnai žmonės patikė įvairiais stebuklingais kremais už 5 eurus arba įvairiom procedūrom ir pamiršta, kad oda turi atmintį ir vėliau daug praleidžia laiką taisyti klaidas ir žalą, kurios galima būtų išvengti. O tai kaip tie visi kasdieniai blogiukai, jeigu aš, pavyzdžiui, vis dar tikiu, kad saulės vonios tai yra natūralus filtras? Taip, tai yra tiesa, saulė tikrai pakelia mums nuotaiką, bet dėja oda sendina, atsiranda daugiau raukšlių ir įvairių nepagidaujamų darinių. Gerai, apsigalvojau. Iš to daugiau žalos negu naudos. O kaip tada girdėjau, kad pas jūs yra klinikoje net 300 lazerių? Kaip čia suprasti? Taip, tikrai. Ir tai dar ne viskas, dauguma jų turi aukso standarto vertinimą. Palaukit. Tai čia ne šiaip lazeriai, aukso vertės lazeriai, aukso spalvos lazeriai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šie lazeriai yra vieni geriausių savo kategorijoje, jie yra efektyvūs, saugus, o jų rezultatai pagrįsti moksliniais įrodymais. Oho, tai čia ne grožio kliniko NASA bazė. Taip, tik vietoje raketomis žmonės leidžiama ir jaunystės orbitą. Neslėpsiu, kai panirau į jūsų puslapį, pasijutau kaip atvėrusi Narnijos spintą. Tiek procedūrų, bet jeigu dabar paprašyčiau greitai išvardinti 5 procedūras skirtingoms odos problemos spręsti, ką pasirinktumėt? Gerai, tai reiškia vabimas, vabim perfect arba vabim prima, tai yra kraujagyslėm ir raudonį šalinti lazeris. Aleksandrito lazeris pigmentacijai šalinti, taip pat galima atlikti ir kaip fotoatjauninimą, kam reikia to pačiu ir pašviesinti odos toną ir pastangrinti odą. Termaž aparatinė sistema, tai pagerina odos kokybę, sutraukia odą. Tai yra iš nedaugelio aparatinių sistemų, kai mes galime atlikti procedūrą viršutinio ir apatinio voko srityje iki pat blakstienų linijos, kadangi į akis įsistatomas specialūs lęšiai. Taip pat CO2 lazeris, jeigu mes norim koreguoti odos tekstūrą, norim sutraukti porą, sumažinti matomas raukšlelės ir taip pat koreguoti randukus tiek po aknės, tiek įvairius pooperacinės randus. Ir HIFU procedūra, tai yra ultragarso procedūra, kai mes norim liftingo, kai mes norim sutraukti odą, pagerinti tam tikras zonas kaip maliarinius maišelius arba pasmakrę. Ir šią procedūrą galime atlikti ne tik veido odoje, bet ir kūno odoje, ten, kur mes matom paglebusią odą. Nu geras, tai čia kaip grožio technologijų penketukas. Greit pričiupai, greit ir išvardinau, bet patikėk, sąrašas ir labai ilgas ir galima vardinti iki vakaro. Tai estetika yra, kur grožis dera su mokslu. Aš pati tuo įsitikinau prieš metus laiko, kokius stebuklus daro šios rankos. Bet palaukit, gal ir jos auksinės, Julija? Einam į kabinetą, išsiaiškinsim.